Liuksemburgo gynybinė siena, tuneliai, kazemotai vadinami. Čia, kaip čia... Ispanai juos išrausė, kad apsisaugoti nuo priešų. Taip, ispanų čia išrausta, o šiaip miestas 1867 turėjo viską nugriauti, visus fortus ir tuos tunelius irgi turėjo, bet žinant, kad tie tuneliai yra vos ne po miestų, tai jų negalėjo sugriauti visiškai, todėl juos užpylė, bet vis tiek šiai dienai liko 17 net kilometrų tunelius. Aišku, juos visus ir mūsų čia neįleis niekas, mes tik pavaikščiosim, tiek juk leidžia. Va kokie, pažiūrėk, kokie čia tuneliai. Čia slėpdavus, rašė, kad net 35 000 žmonių buvo ligoninės, valgyklas, prieglaudas. Čia tiek daug gyvena žmonių ten. Nu, kiek Irutė prisiskaitė? Kokie gilūs. Koks kalnas. Čia dabar išeisim į laivą. Nu, gražu. Gražu, bet tarnavo tai nelabai kilniem dalykam. Vienas miestas apsisaugot norėjo. Saugojasi. Saugojasi ir saugojasi. Atrodo. Kaip čia rašė, kad kai atgavo neutralitetą, tada jie turėjo visus savo fortus nugriauti viską ir šituos išardyti. Tai buvo 867. O paskui per 16 metų čia viską tik griovė. Ojoj. Pažiūrėk, kaip čia. Kiek čia visko. Kokias. Va, čia išeinam į miestą. Tęsim toliau. Jo, aš pasakė, pasižiūrėjau ir pakomentavau, kad sienas. Aišku, tokių modernių apšvietimų nebuvo. Dabar jas galvoti. Viskas kalne. Šiandien Liuksemburge labai šalta. Tai čia skersvėjai traukia kaip reikiant. Ojojoj. Kaip rašė čia. Čia į kitą pusę kalną išeinam. Mes tai vaikštam dabar gerėdamiesi, o anksčiau žmonės čia kovojo išgyventi. Tai buvo daryti tie dalykai, kad išgyventi. Čia aukštesniam žmogui tai gali atsimušti lubas. Bet kažkaip miela. Aha, jo, Nėra kartais būna tokiose vietose tokio nelabai jauku. Čia kažkaip tai miela. Čia va draudžiama lipti. Čia osėti. Gal avariniai kokie dabar padaryti reikalavimai, vis tiek kažkiek yra saugumo šių laikų.